Troliai mumiai, muminuko tėčio memuarai. Antras skyrius, kur aš įtraukiau į memuarus Radjūrą ir Juksarą. Įtraukiu. Pristatau Drontą Edvardą ir ryškiai pavaizduoju jūros orkestrą bei jos neprilygstamą nuleidimą į vandenį. Kai pabudau kitą rytą, Fredriksonas ruošėsi statyti upelyje tinklą. Sveikas, tariu aš, argi čia yra žuvų? Ne, atsakė Fredriksonas, tai dovana gimimo dienos proga. Tokia kalbėjimo maniera buvo būdinga Fredriksonui. Jis norėjo pasakyti labai paprastą dalyką, kad gavo tinklą iš brolvaikio, kuris pats jį nunėrė. Taigi būtų nusiminęs, jei dovana nebūtų atsidūrusi vandenyje. Po truputį sužinojau, kad tas brolvaikis vardu Radjūras. Radjūras tai žvėrelis, kuris laksto aplinkui nepaprastu greičiu ir negalvodamas, taigi apverčia ir išmėto viską, kas tik įmanoma. Ir kad jo tėvai žuvę per generalinę ruošą. Dabar jis gyveno kavos dėžutėje, na toje mėlynos spalvos, ir kolekcionavo sagas. Visą tai papasakoti ne per ilgai truktų, ar neteisybė. Tačiau Fredriksonas niekada nebūtų sugebėjęs tiek daug pasakyti iš karto. Taigi jis mostelėjo man vieną ausim ir pirmas nužingsniavo per mišką. Sustojome prie Radjūro kavos dėžutės. Fredriksonas išsiėmė kedrinę švilpynę su žirniu viduje ir 2 sušvilpė. Akimirksniu viršelis atsidarė ir iššokęs Radjūras pripuolė prie mūsų atvirai džiūgaudamas, spykčiodamas ir visaip kraipydamasis. Labas rytas, suriko jis, kaip smagu. Ar ne šiandien tu turėjai parodyti man didelę staigmeną? Ką čia atsivedei, kokia man garbė, kaip gaila, kad dar nespėjau išsivalyti dėžutės. Nesigėdik, pasakė Fredriksonas, tai trolis mumis. Labą dieną. Sveiki atvykę, sušuko Radjūras, aš tuoj pat einu. Tik akimirką atsiprašysiu, turiu pasiimti šiokius tokius daiktus. Ir jis nėrė į savo dėžutę, išgirdome, kaip jis ten triukšmingai rausės ir ieško. Po valandėlės jis vėl išlindo su fanerinė dėžute po pažasčia ir mes visi 3 toliau tęsėme savo kelionę per mišką. Brolvaiki, staiga pasakė Fredriksonas, ar tu moki dažyti? Ir dar kaip, sušuko Radjūras. Sykį aš nudažiau savo visų pusėserių banketinės korteles. Jos visos turėjo po atskirą kortelę. Gal tau reikėtų puošnaus žvilgančio piešinio ar išmintingo posakio? Dovanok, bet ko tau reikia? Ar tai turi ką bendra su tavo staigmena? Tai paslaptis, atsakė Fredriksonas. Tada Radjūras taip susijaudino, kad pašoko aukštyn abiem kojom, virvelė apvyniota aplink fanerinę dėžutę nutrūko ir ant samanų pasipylė visa jo manta, kaip antai varinės spyruoklės, kojaraištis, kilmušys, auskarai, 2 rozetės, skardinės, džiovintos varlės, peiliukai sūriui, cigarečių nuorūkos, galybė sagų ir be kita ko atidarytuvas vaisvandenio buteliams. Na, nuramino jį Fredriksonas ir viską vėl surinko. Aš turėjau tokią gerą virvelę, bet ji kažkur pradingo, dovanokite, atsiprašė jo Radjūras. Tada Fredriksonas išsėmė iš kišenės ir vagalį ir aprišo jo dėžutę. Paskui vėl nužygiavome toliau. Iš Fredriksono auksų galėjai matyti, kad jis nepaprastai jaudinasi dėl savo paslapties. Pagaliau jis sustojo priešais lazdynų krūmus, atsisuko ir rimtai pasižiūrėjo į mus. Ar tavoji staigmena ten, krūmuose? Sušnibždėjo Radjūras pagarbiai. Fredriksonas linktelėjo galvą. Mes iškilmingai perėjome per lazdyną ir išlindome miško laukymėje. Pačiame jos viduryje stovėjo laivas, didelis laivas. Jis buvo platus ir tvirtas, kaip pats Fredriksonas, toks pat patikimas ir stiprus. Nieko nenutokiau apie laivus, tačiau mane tuoj pat pagavo, taip sakant, aistringas laivo idėjos jausmas.
Nuotykių trokštanti mano širdis ėmė daužytis, o nosis užuodė naujovišką laisvę. Tuo pačiu metu man prieš akis iškilo reginys, kaip Fredriksonas svajojo apie šitą laivą, kaip projektavo ir braižė. Aš išvydau Fredriksoną kas rytą einantį per laukymę jo statyti. Tai buvo baisingai ilgas darbas, tačiau jis niekam nepasakojo apie savo laivą, net Rodjūrui. Staiga aš nuliūdau. Silpnu balsu pratariau, kuo jis vardu? Jūros orkestras, atsakė Fredriksonas. Tai mano mirusio brolio eilėraščių rinkinio pavadinimas, jis bus ultramarino spalvos. Ar aš gausiu jį dažyti? Ar galėsiu? Sušnibždėjo Rodjūras. Jaugi tai teisybė. Ar prisieksi uodegą? Atsiprašau, ar aš gausiu dažyti visą laivą? Tau patinka raudona spalva? Fredriksonas linktelėjo galvą ir tarė. Tik iki vaterlinijos. Aš turiu didelę skardinę raudonų dažų, sušuko laimingas Rodjūras, ir mažytę ultramarino. Tai pasisekė, kaip smagu. O dabar aš skuodžiu namo, išvirsiu jums pusryčių ir susitvarkysiu dėžutę. Ir Fredriksono brolvaikis nurūko, net jo ūsai iš susijaudinimo drebėjo. Aš pasižiūrėjau į laivą ir pasakiau, koks tu šaunuolis. Tada Fredriksonas prašneko. Jis kalbėjo daug ir vien tik apie laivo konstrukciją. Fredriksonas pasiėmė popieriaus ir plunksnakotį ir parodė man, kaip turėtų suktis vandens ratas. Netiek daug supratau, bet suvokiau, jog jis susirūpinęs. Jam knietėjo vandens raiktis. Bet kad ir kaip jį užjaučiau, negalėjau įsigilinti jo problemą. Vis dėlto yra tokių sričių, kur aš visai neturiu talento, kokio norėčiau tikėtis. Viena iš jų – mašinų mokslas. Tačiau laive stovėjo namelis su smailiu stogu, kuris mane ypač sudomino. Ar tu gyveni šiame namelyje, paklausiau aš. Jis atrodo lyg trolių paviljonas. Tai vairininko būdelė, pasakė Fredriksonas su aiškiu nepritarimu. Nugrimzdau į mintis. Mano skoniui tas namelis buvo pernelyg paprastas. Langų rėmai būtų galėję atrodyti įmantriau. Kapitono tilteliui būtų labai tikusi grakšti baliustrada su išpjaustinėtomis jūrų gyvūnų figūrėlėmis. Ir stogą reikėtų papuošti kupolu, kurį turbūt galėtum paauksuoti. Aš atidariau būdelės duris. Viduryje ant grindų kažkas miegojo, užsidengė skrybelį. Tu jį pažįsti, paklausiau nustebęs. Fredriksonas žvilgtelėjo. Tai Juksaras, tarė jis. Aš apžiūrėjau Juksarą, jis atrodė netvarkingas ir mielas. Šviesiai rudos spalvos. Skrybelė buvo labai sena ir papuošta nuvytusiomis gėlėmis. Regėjos, kad Juksaras seniai nesiprausęs ir nemano greit to daryti. Ta akimirką su šauksmu atlėkė Rodjūras. Pusryčiai gatavi. Šviečia saulė? Gerai, truputį pristumsime mamą, kad jai nešviestų saulė. Ir... gerai. Ir tada paskaitysim jums toliau. Ir mamai. Ta akimirka su šauksmu atlėkė Rodjūras. Pusryčiai gatavi. Juksaras pabudo ir pasirąžė visai kaip katinas. Pasakė jis ir nusižiovavo. Atsiprašau, bet ką tu veiki Fredriksono laive? Su neapykanta paklausė Rodjūras. Ar nemantei, kad parašyta įeiti draudžiama? Žinoma, mačiau. Meiliai atsakė Juksaras, kaip tik todėl ir įėjau. Toks elgesys puikiai atskleidė Juksaro būdą. Vienintelis dalykas, galį sutrikdyti jo mėgūstą katino gyvenimą, buvo skelbimų lenta. Ką nors draudžianti,
Užrakintos durys, siena, vien išvydus parko sargą. Vien išvydus parko sargą, jo ūsai pradėdavo trūkčioti ir jis galėdavo nežinia ko prikrėsti. O šiaip jis, kaip jau sakyta, miegodavo arba valgydavo, arba svajodavo. Dabar Juksaras buvo nusiteikęs valgyti. Taigi sugrįžome prie Jodjūro dėžutės, ten atšalęs omletas buvo padėtas ant senos šachmatų lentos. Šįryt aš turėjau puikaus pudingo, paaiškino Rodjūras, bet matytis dingo, o šitas valgis vadinamasis tinginių omletas. Mums buvo patiekta ant dėžučių dangtelių ir vos tik pradėjome valgyti. Rodjūras įsmeigė į mus atidų žvilgsnį. Fredriksonas labai nustebęs ilgai žiaumojo, kol nuvargo. Galiausiai jis pasakė: brolvaiki, čia kažkas kieta. Kieta? Sušuko Rodjūras. Tai gal kas nors iš mano rinkinio, spjauk, spjauk. Ant savo dangtelio Fredriksonas išspjovė 2 juodas ir dygliuotas detalės. Ar gali man dovanoti, sušuko jo brolvaikis, tai tik krumpliaračiai. Kaip puiku, kad jų neprarijai. Tačiau Fredriksonas nieko neatsakė, tik ilgai žiūrėjo į tolį, suraukęs kaktą. Tada Rodjūras pravirko. Atleis pagaliau savo brolvaikiui, tarė Juksaras, juk matai, kaip jis liūdi. Atleisti? Sušuko Fredriksonas. Atvirkščiai, turiu padėkoti. Jis pasėmė popieriaus ir plunksnakotį ir parodė mums, kur reikėtų įtaisyti krumpliaratį, kad pasidarytų vandens raiktis ir vandens ratas imtų suktis. Šitaip nubraižė Fredriksonas, manau, jūs suprantate, ką jis turėjo galvoje. Rodjūras sušuko: o, negali būti, tik pamanykit, mano krumpliaračio prireikė tavo išradimui. Valgyti baigėme smagiai nusiteikę. Fredriksono brolvaikį taip įkvėpė šis atsitikimas, kad jis pasirišo didžiausią savo prijuostę ir negaišuodamas, nė akimirkos ėmė dažyti jūros orkestrą raudonai. Jis dažė iš visų jėgų ir laivas paraudonijo, o žemė paraudonijo, be to paraudonijo didžiumą lazdynų krūmų, o tokio raudono padarėlio kaip Rodjūras savo gyvenime nebuvau matęs. Tačiau laivo pavadinimą jis nudažė ultramarino spalva. Kai darbas buvo baigtas, atėjo pasižiūrėti Fredriksonas. Argi jis negražus, pasakė nervingai Rodjūras. Aš dažiau nepaprastai kruopščiai. Į šitą darbą aš visą save įdėjau. Matyti, sutiko Fredriksonas, nužvelgdamas raudoną savo brolvaikį. Jis pasižiūrėjo į kreivą vaterliniją ir tarė: Paskui pasižiūrėjo į laivo pavadinimą ir tarė: Ar suklydau rašydamas? Paklausė Rodjūras. Pasakyk, ką nors greičiau, arba aš vėl pravirksiu, atsiprašau. Jūros orkestras, tokie sunkus žodžiai. Jūros orkestras, perskaitė Fredriksonas. Jis valandžiukė pasvarstė ir pasakė: nusiramink, bus gerai. Rodjūras su palengvėjimu atsiduso ir nurūko dažyti savo dėžutės likusiais dažais. Vakare Fredriksonas išbandė savo tinklą upelį. Tik pamanykite, koks buvo mūsų nustebimas, kai tinkle radome mažytį noktauzą, o jo viduje aneroidinį barometrą. Aš niekuomet nepalioviau stebėtis šiuo keistu radiniu. Čia neaišku žodžiai, mama, negaliu paaiškinti. Tėtis užvertė sąsiuvinį ir lūkestingai įsmeigė akis į savo klausytojus. Na ką, kaip jūs manote? Paklausė jis. Aš manau, kad tai bus siaubingai gera knyga, rimtai pareiškė muminukas. Jis gulėjo aukštielnikas, alyvomis apaugusioje pavėsinėje ir stebėjo kamanes. Buvo šilta, nemažiausio vėjelio. Tačiau tikriausiai tu daug prifantazavai, tarė Snifas. Ne truputėlio,
sušuko muminuko tėtis. Viskas iš tikrųjų vyko. Kiekvienas žodis teisybė. Savaime suprantama, vienur kitur, ar šis ar tas jų gali būti šiek tiek sustiprinta. Man įdomu, tarė Snifas, aš tik norėčiau sužinoti, kur iš tikrųjų pasidėjo tėtės kolekcija. Kokia kolekcija? Paklausė muminuko tėtis. Mano tėtės sagų kolekcija, pakartojo Snifas. O gal Rodjuras ne mano tėtė? Žinoma, tavo, atsakė muminuko tėtis. Na tai va, man tik įdomu, kur dingo vertinga jo kolekcija. Aš turėjau ją paveldėti, pareiškė Snifas. Uf, kaip paprastai sakydavo mano tėtis, tarė Snusmumrikas. Kodėl tu tiek mažai rašai apie Juksarą? Kur jis dabar yra? Niekad nieko tikra negali žinoti apie tėvus, paaiškino muminuko tėtis, mostelėdamas ranka. Jie ateina ir išeina. Šiaip ar taip aprašydamas aš išsaugojau juos būsimiems palikuonims. Snifas prunkštelė. Juksaras irgi neapkentė parko sargų, susimastęs tarė Snusmumrikas. Vien jau tai. Visi buvo ištiesę letenas žolėje ir užsimerkę nuo saulės. Buvo graži diena, ėmė miegas. Tėti, pasakė muminukas, ar iš tikrųjų tais laikais būdavo taip nenatūraliai kalbama? Tik įsivaizduokite mūsų nuostabą arba pasitarnauti mano džiaugsmui ir panašiai. Koks čia nenatūralumas, piktelėjo tėtis, ar tu manai, kad kūrinio kalba gali būti bet kokia? Kartais ir tu taip ir kalbi, paprieštaravo jo sūnus, o Rodjurui tai leidi kalbėti paprastai. Nesąmonė, pareiškė tėtis, tai vietinė tarmė, bet to reikia skirti, kada pasakojama ir kada apie tai galvojama. Noriu pasakyti, kūryba arba aprašymas yra juk visai ne tas pats, kas šneka, ir be to tai labiau susijęs su jausmais. Man regis, tėtis nutilo ir susirūpinęs ėmė vartyti memuarus. Jūs manote, kad aš vartoju pernelyg įmantrius žodžius, paklausė jis. Tai visai nesvarbu, atsakė muminukas. Bet... Viskas vyko labai jau seniai ir galima beveik numanyti, ką tu turėjai galvoje. Ar daugiau parašei? Dar ne, atsakė tėtis, bet vėliau bus pats įdomumas. Aš kaip tik priėjau prie Dronto, Edvardo ir Moros. Kur mano plunksnakotis? Va, tarė Snusmumrikas. Ir klausyk, rašyk daugiau apie Juksarą, nieko nepraleisk. Muminuko tėtis linktelėjo galvą, pasidėjo sąsiuvinį ant žolės ir įniko rašyti toliau. Tuo laiku pirmą kartą įnikau dailidžiauti. Su šituo ypatingu talentu aš matyt gimiau, turėjau jį, taip sakant, letenose. Pirmasis mano talento bandymas buvo kuklus. Aš pasirinkau dailų medžio gabalą, tinkamą laivų statybai. Susiradau peilį ir ėmiau pjaustyti puošnų didingą kupolą. Vėliau turinti padabinti vairininko būdelės stogą. Jis buvo svogūno formos ir padengtas dailiais it žuvies žvynais. Deja, Fredriksonas nedaug ką pasakė apie šią svarbę laivų įrangos detalę. Jis negalėjo galvoti nieko kitą, tik apie laivo nuleidimą į vandenį. Jūros orkestras buvo paruoštas startui. Nuostabus pažiūrėti ir švytintis raudonai saulės šviesoje. Jis ilsėjosi ant savo 4 guminių ratų, turinčių jį gelbėti nuo klastingo smėlio seklumų. Ir Fredriksonas įsigijo kapitono kepurę apvedžiotą auksinę virvute. Jis palindo po laivu ir susirūpinęs ėmė murmėti. Jis tvirtai laikosi, galėjau tą numanyti, bus mėnesiena. Fredriksonas kalbėjo nepaprastai daug, kol šliaužiojo aplink jūros orkestrą. Tai buvo ženklas, jog jis labai susirūpinęs. Na gerai, dabar vėl į kelionę, tarė Juksaras ir nusižiovavo. Koks tas jūsų gyvenimas, lakstyti iš vieno krašto į kitą, nuo ryto iki vakaro. Šitoks gyvybingumas tikriausiai nesveika. Liūdna vien pagalvojus, kad kai kas dirba, pluša ir nieko iš to neišeina.
Aš turėjau giminaitį, kuris studijavo trigonometriją, kol jam nukaro ūsai. Ir kai jis viską išmoko, atėjo Mora ir jį surijo. Taip, o paskui jis toks išmintingas tūnojo Moros pilve. Juksaro kalba nejučia priminė Snus Mumriką, kuris tingumu atsigimė į tėvą. Paslaptingasis Snus Mumriko tėtė niekad nesirūpino tuo, ko iš tikrųjų dėrėjo rūpintis, ir niekada nesistengė išlikti palikuonio atmintyje. Ten jis, kaip sakyta, irgi nebūtų patekęs, jeigu aš nebūčiau aprašęs jo savo memuaruose. Kad ir kaip ten bebūtų, Juksaras vėl nusižiovavo ir tarė: tai kada mes iškeliaujam? Ir tu keliausi, paklausiau aš. Žinoma, atsakė Juksaras nustebęs. Dovanokit, pasakė Rodjuras, bet aš irgi panašiai galvoju. Ilgiau nebegaliu gyventi savo kavos dėžutėje. Šit kaip? Pratariau aš. Tie raudoni dažai nedžiūsta ant skardos, paaiškino Rodjuras. Man jų pateko į valgį, į lovą ir į ūsus. Aš išprotėsiu, Fredriksonai, išprotėsiu. Neišprotėsi, verčiau susipakuok, tarė Fredriksonas. Sušuko jo brolvaikis. O dangau, kiek daug aš turiu apgalvoti, tokia ilga kelionė, visai naujas gyvenimas. Ir Rodjuras nurūko tolyn, net dažai nuo jo tiško. Mano nuomonė, mūsų įgulos jokių būdų negalėjai pavadinti patikima, tačiau jūros orkestras vis dar buvo įstrigęs guminiai, ratai vis dar įsmegė į žemę ir jis nejudėjo nė per sprindį. Mes sukasėme visą laivų statyklą, taigi laukime, bet tai nepadėjo. Fredriksonas atsisėdo ir susiėmė galvą letenomis. Mielasis, nesigraužk tai baisiai, tariau aš. Aš nesigraužiu, aš galvoju, atsakė Fredriksonas. Laivas įstrigo, neįmanoma nugabenti jo prie upės, taigi reikėtų upę prie jo atplukdyti. Bet kaip? Nauja vaga. O kaip padaryti naują vagą? Pastatyti užtvanką. O kaip užtvanką? Primesti akmenų. Kaip primesti? Paslaugiai pratęsiau jo kalbą. Ne. Staiga garsiai sušuko Fredriksonas, kad aš net pašokau. Drontas Edvardas. Jis gaus atsisėsti į upę, kad toji išsilietų. Ar jo užpakalis tokio didumo? Paklausiau aš. Didesnis, trumpai paaiškino Fredriksonas. Ar turi kalendorių? Ne, atsakiau aš vis labiau jaudindamasis. Užvakar žirnių sriuba, šiandien jam maudynės, šeštadienis, svarstė Fredriksonas. Gerai, paskubėkim. Ar šitie drontai pikti? Atsargiai pasidomėjau aš, kai ėjome paupių pasroviui. Aha, atsakė Fredriksonas, bet ką nors sumindo tik netyčia, o paskui savaitę verkė. Be to ir laidotuvės apmoka. Nieko savo paguoda, kai tu jau esi sumindžiotas, sumurmėjau ir pasijutau drąsesnis. Aš klausiu jūs, brangus skaitytojai, ar sunkiau būti drąsiam, jeigu nesi išsigandęs? Ar sunkiau būti drąsiam, jeigu nesi išsigandęs? Staiga Fredriksonas sustojo ir tarė. Čia. Kur? Paklausiau aš. Ar jis gyvena šitam bokšte? Čia jo koja, ne bokštas, paaiškino Fredriksonas. Tylos, nes aš dabar šauksiu. Ir jis iš visų jėgų sušuko. Klausykit, ten aukštai, čia Fredriksonas. Kur šiandien Edvardas maudosi? Kažkur aukštai lik griaustinis sudundėjo atsakymas. Jūroje, kaip paprastai, tu smėlio blusą. Maudykis upėje, smėlio dugnas, lygus ir švelnus, toliau bliovė Fredriksonas. Klastingas prasimanimas, atkirto Drontas Edvardas. Net visa smulkmė žino, kad šitoji Morų upė pilna pilnutėlė akmenų. Ne, dugnas smėlėtas, sušuko Fredriksonas. Drontas pamurmėjo valandžiukę savo panosim ir galiausiai pareiškė. Gerai, aš maudysiuos tavo Morų upėje, pasitrauk, nes aš nebeturiu lėšų laidotuvėms. Jeigu tu utelė talėlę mane apgaudinėji, atsiimsi savo. Tu juk žinai, kokie jautrus mano padai, jau nekalbant apie pasturgalį.
Fredriksonas sušnibždėjo vienintelį žodį – bėkim. Ir mudu pasipustėme padus. Niekada savo gyvenime nebuvau taip skuodis, bet to visą laiką vaizdavausi, kaip drontas Edvardas deda milžinišką savo užpakalį ant aštrių akmenų. Klaikus riksmas, galiausiai pakyla gigantiškas potvinis, o man nebelieka jokios vilties išsigelbėti nuo tokio siaubingo pavojaus. Staiga toks tūksmas, kad net plaukai ant pakaušio pasišiaušė, o paskui kraupus griaudėjimas per mišką atšniokštė išsiliejusi upė. Visi į laivą, sukomandavo Fredriksonas. Mes įlėkėme į laukymę, bangos genami, vos įtraukėme uodegas per turėklus, suklupome ant Juksaro, kuris atsigulęs denyje miegojo ir viską prarijo šnypščiančios baltos putos. Jūros orkestras atsistojo ant priekio, braškėdamas ir girgždėdamas iš baimės, tačiau jau po akimirkos didingas laivas atsiplėšė nuo akmenų ir greitai nuplaukė per mišką. Mentės ėmė judėti, vandens sraigtis lygiai suktis, krumpliaratis dirbo. Tvirtomis letenomis Fredriksonas suėmė laivą ir ėmė laviruoti tarp medžių kamienų. Tai buvo su niekuo nepalyginamas laivo nuleidimas į vandenį. Gėlės ir lapai lyte lijo ant denio ir išpuoštas lyg šventei jūros orkestras padarė paskutinį pergalingą šuolį į upę. Įžvaliai pūkštelėjo ir tiesiai į upės vagą. Stebėkite dugną, sušuko Fredriksonas, jis kaip tik norėjo užplaukti ant seklumos ir išbandyti savo šarnyrų konstrukciją. Aš uoliai stebėjau upės paviršių, tačiau neįstengiau matyti nieko daugiau, tik raudoną dėžutę, kuris supavosi truputį priekį. Kas čia per dėžutė, pasakiau. Ir man ji kažką primena, pritarė Juksaras. Niekiek nenustebčiau, jeigu joje tūnotų mūsų pažįstamas Rodjuras. Aš atsisukau į Fredriksoną ir įtariau. Tu pamiršai savo brolvaikį. Ir tariau. Kaip aš galėjau, pasakė Fredriksonas, paskui išvydome raudoną sušlapusio Rodjuro veidą kyšantį iš dėžutės. Jis gestikuliavo letenėlėmis ir maivėsi rodės iš susijaudinimo, kone smaugdamasis kaklaskarę. Mudu su Juksaru pasilenkėme per turėklus ir pačiupame dėžutę. Ji vis dar tebebuvo ištepliota raudonais dažais ir labai sunki. Nesutepkite denio, įspėjo Fredriksonas, kai įkėlėme dėžutę į laivą. Kaip tu jautiesi, mielas brolvaiki? Aš išprotėsiu, sušuko Rodjuras. Tik pamanykit, upė ištvino per patį pakavimąsi. Viskas apvirto aukštinkojo, man dingo geriausias lango kabliukas, o dar ir pypkės valiklis, mano nervai ir visi mano daiktai visiškai pakriko. Ir kas dabar bus? Ir aiškiai patenkintas, Rodjuras pagaliau pradėjo tvarkyti savo sagų kolekciją pagal naują sistemą, o jūros orkestras, tykiai pliuškenant mentiračiui, skriejo upe. Sėdėdama šalia Fredriksono pratariau. Tikiuosi, kad niekuomet nesutiksime dronto Edvardo. Kaip manai, ar jis smarkiai ant mūsų supyko? Matyt, kad smarkiai, atsakė Fredriksonas. Na štai. Iki.